Taigi, laba diena, dėkui už laiką jūsų ir dėmesį mūsų siūlomai temai. Ir pradžioje prieš pradėdamas kalbėti apie tam tikras mūsų iniciatyvas, norėčiau pateikti daugiau informacijos. Kaip tik pradėję darbą Vilniaus miesto taryboje, atkreipėm dėmesį ir norim atkreipti rimtą dėmesį į tas įstaigas, kurios šiuo metu priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir kuriuose mes vykdome vienokio ir kitokio tipo teikiame slaugos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams. Dėl to buvo sudaryta darbo grupė, kurią sudarė Vilniaus miesto tarybos nariai, vadovavo darbo grupiai Rūta Vanagaitė, kuri detaliau pristatys. Ir dėkingas darbo grupės nariams, kurie apvažiavo visas slaugos ligoninės Vilniaus mieste, kuris priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Taip pat apsilankė ligoninėse arba slaugos įstaigose, kurios yra respublikinio pavaldumo arba kitose Lietuvos miestuose, kur tiesiog mes perkam paslaugą, tai yra Vilniaus miesto savivaldybė moka ir Vilniaus miesto gyventojai naudojasi būtent slaugos paslaugomis ne Vilniaus mieste. Ir be abejo, duomenys, kurie gauti ir tikrinimo rezultatai, kurie gauti, šiandien yra pagrindinė tema, apie kurią mes norėjome pašnekėti. Keletą faktų arba skaičių, kurie manau, kad yra svarbus, nes galim džiaugtis, kad gyvenimo trukmė, gyvenimo amžius ilgėja ir atsižvelgiant į pateiktus statistinius duomenis, beveik 50% Lietuvos gyventojų, kurių amžius yra šiuo metu virš 75 metų, yra iš dalies ar visiškai nesavarankiški. Taigi beveik pusė tokių žmonių, kurie šiandien Vilniuje ir Lietuvoje gyvena, turi vienokią ir kitokią problemą, kuriam reikalinga pagalba, globa arba slauga. Taip pat atsižvelgiant į Europos komisijos užsakytus tyrimus, kuriuos atliko pagal Eurobarometro tyrimo medžiagą, tai perspektyva arba ateitis dar tik tai gali džiuginti visus, nes gyvensim tikrai ilgiau. Ir apie 40% gyventojų ateityje dar turės, sakykime, statistiškai ilgesnį gyvenimo trukmės laikotarpį negu šiandien. Ir vidurkis amžiaus gyvenimo tiek Europoje, tiek Lietuvoje bus ženkliai ilgesnis, negu šiuo metu mes turime statistinius rodiklius. Tačiau atitinkamai čia ateina ir problemos, su kuriamis mes turėtume šiandien pradėti spręsti, nes amžius vėlgi reikalauja tam tikros priežiūros ir tam tikros papildomos globos. Atžvelgiant į tuos minėtus apklausos duomenis, yra pastebėta tai, kad dėja šiandien dauguma žmonių, net 52% apklaustųjų iš viso negalvoja ir nediskutuoja su niekuo, kas bus, jeigu žmogus, pavyzdžiui, turės ligą. Arba, sakykime, jam reikės vienokios ir kitos paslaugos. Apie tai nekalbama nei šeimos tarpe, nei su artimaisiais ir nei, sakykime, tokia tema iš viso egzistuoja mūsų šeimose. O dar yra blogesnis skaičius, tai kad 76% apklaustųjų Lietuvoje galvoja, kad šita paslauga nemokama. Patys negalvoja, ar reikėtų šiek tiek pinigėlių taupyti tam, ar kažkaip pasirūpinti, kas būtų, jeigu būtų. Taigi net 76% iš viso nemano, kad tai yra galima problema. Nors visa statistika rodo, kad yra daugeliu atveju yra priešingai. Ir šiandien Vilniaus mieste mes turime apie 3500 gyventojų, kuriems reikalinga nuolatinė slauga. Tai yra tikrai nemažas skaičius. Na, o nuolatinės priežiūros, kuriems reikia vienokios ir kitokios priežiūros, tai yra 6800 gyventojų. Šiuo metu Vilniaus mieste mes turime 5 įstaigas, kurios priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, tačiau jose mes turime tik 700 vietų. Lyginant su skaičiumi ir poreikiu, matot, kokia yra disproporcija. Ir aišku, kad šiandien mes gauname labai daug skundų, prašymų, pageidavimų, kaip padėti toms šeimoms, kurias turi savo artimųjų rate asmenį, kuriam reikalinga slauga arba pagalba ir kaip būtų galima ją suteikti. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad 2012 metais Europoje bus paskelbti aktyvaus ir sveiko senėjimo ir kartu solidarumo metais, Vilniaus miesto savivaldybė norėtų įnešti savo indėlį, susitvarkyti pirmiausia, kad paslaugos, kurias teikia Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos, būtų efektyvios, geresnės, patogesnės
Čia kaip tik prie šito stalo turėjome didžiulį pasitarimą su įstaigų vadovais, kuriuos pradžioje supažindinome su darbo grupės tyrimo rezultatais. Šiek tiek pabarėm, šiek tiek paraginom, šiek tiek atkreipėm dėmesį elementarų žmogiškumą, nes ne viską lemia vien tik pinigai. Kartais reikia tiesiog daugiau dėmesio, daugiau atidumo ir tos problemos spręstųsi. Na, o šalia to šiuo metu vedame diskusiją su Socialinių reikalų ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, taip pat su Seimo Sveikatos reikalų komitetu dėl kai kurių įstaigų, kurios šiuo metu yra priklauso, pavyzdžiui, kitoms valstybės institucijoms, kurios tokių paslaugų neteikia, kad tos įstaigos būtų perduotos Vilniaus miesto savivaldybei ir kad šiuo atveju tarpžinybiniai barjerai, kurie galbūt kartais egzistuoja ir trukdo teikti kokybišką paslaugą, būtų panaikinti. Šalia to diskutuojame ir vedame pokalbius su nevyriausybiniu sektoriumi, su skirtingomis visuomeninėmis organizacijomis arba bažnyčios atstovais, kurie taip pat norėtų aktyviai dalyvauti šitoje programoje ir prisidėti prie to, kad kiekvienas turėtų teisę, galimybę pasitikti savo senatvę oriai ir jeigu gyvenime susiklosto taip, kad jums reikia slauga ar pagalba, kad jūs ją turėtumėt ir jinai būtų kokybiška. Taigi, kaip ir minėjau, savivaldybė šiai temai skirs labai daug dėmesio, ypač kitais metais, prisijungiant prie ir minėtos ES iniciatyvos. Ir dabar paprašyčiau, kad Rūta Vanagaitė galbūt detaliau supažindintų su pačiais rezultatais. Tai aš noriu padėkoti jums visiems susirinkusiems, pasakyti, kad aš kalbėsiu kaip jau rimtas profesionalas šitos srities, dėl to, kad iš viso savo gyvenimo turbūt su 20 metų pertrauka, 2 kartus po 10 metų esu dirbusi šitoj srities, savo šeimoje 10 metų susilaukus žmogų namuose, o paskui 10 metų susidūrus pastarosius su slaugos ligoninėm, globos namais, slauga namuose ir taip toliau. Taip kad aš manyčiau, kad žinau pakankamai daug ir džiaugiuosi, būdama savivaldybė, galėdama šią temą pajudinti iš esmės. Noriu pasakyti, kad pagrindinė problema, kiek man teko pažinti, yra terminai, kas yra globa, slauga, rūpyba, skatinamosios paslaugos, paliatyvi slauga, visi painiojasi. Ir šita problema yra pasklydusi tarp 2 institucijų. Globa užsiima Lietuvoje socialinės apsaugos ministerija, slauga užsiima Sveikatos ministerija. Tuo tarpu savivaldybės tarsi turėtų šito užsiimti, tačiau jos neturi nei finansų, nei jokių svertų. Ir labai yra iš tikrųjų keista, kad šitiek metų tos ministerijos tarpusavy nesusišneka. Net ir dabar yra įkurta, sakysim, gal žiniasklaidos susidomėjimo dėka, įkurta darbo grupė ir Socialinės apsaugos ministerijoje, ir Sveikatos apsaugos ministerijoje. Tačiau Socialinės apsaugos ministerija užsiima globa ir ten nėra nei vieno atstovo iš Sveikatos ministerijos. Sveikatos ministerija užsiima slauga ir ten nėra nei vieno atstovo iš Socialinės apsaugos ministerijos. Tai tas tarp institucinė problema yra iš tikrųjų didžiulė. Tarp terminų ir tarp institucijų. Ir idėja mūsų yra remiantis Europos komisijos pavyzdžių ir Europos komisijos rekomendacijomis ir ES pavyzdžių, kad šitos funkcijos būtų perduotos savivaldai kartu su ir funkcijos deleguotos ir kartu su tikslinėmis dotacijomis. Ne šiaip pinigai būtų perkelti, kad po to nueitų asfaltavimo ar kam nors, bet savivaldybės iš tikrųjų žino, gavę iš 2 ministerijų tikslinės dotacijas, jos žinotų, kam reikia globos, kam reikia slaugos, kam reikia paliatyvios slaugos ir galėtų kažkaip būti arčiau žmogaus. Iš tikrųjų yra daug metų šitai senėjusi problema ir turbūt problema yra ta, kad 50 metų valdžios vyrai susitvarkydavo patys. Buvo keletas tokių prestižinių globos namų, kur buvo galima paskambinti direktoriams ir galima buvo savo artimai įtaisyti į vienutę. Nelabai šitą situaciją pasikeitė ir dabar. Kiek esu susidūrus, ir man, pasakysim, artimieji ne vieną kartą buvo keliami iš palatos į palatą, dėl to, kad buvo skambutis iš Seimo. Ir iš tikrųjų turbūt daug direktorių laikosi tvirtai ir nėra ypatingai kontroliuojami, dėl to, kad jie gali daug kam padėti ir vienutės laikomos yra iš tikrųjų tam, kas paskambins. Ir dažnai atvirai apie tai pasako. Ir šitos, sakysim, ir slaugos ligoninės, ir globos namai yra iš tikrųjų nepakankamai kontroliuojami. Dabar, kada mes padarėme tokį su mūsų darbo grupė reidą, sakysim, reidą per visas 5 slaugos ligoninės, praktiškai neperspėję direktorių ir visur mūsų laukia kava ir tortas, bet dėja mes negėrėm nei kavos, nei tortų, mes ėjome per visas palatas ir žiūrėjome iš tikrųjų, kas vyksta. Ir radome, sakysim, nepažeidimų ir ne tai, kad finansavimo
ar atlaidumo, ar nedėmesingumo. Iš tikrųjų, kada aš visą laiką laikausi nuostatos tos, ten, kur nėra moralės, turi būti baimė ir turi būti kontrolė. Arba ten, kur žmogus per ilgą laiką galbūt net nepastebi, kad reikalingas žmogiškumas, kad vienas žmogus mirštantis negali gulėti su kitais 4 sveikais, kad jeigu žmogus miršta, prie jo gali būti artimieji, kad jeigu jisai nepavalgo, jis turi būti valgytintas šiltų maistų. Susidūrėm su tuo, kad, sakysim, higienos normos, kurios veikia slaugos ligoninės, tai yra 95 metų senumo, jos niekada nėra peržiūrėtos. Ir nėra, sakysim, maisto normas gali kontroliuoti, anksčiau kontroliuodavo visuomenės sveikatos centras, dabar maisto ir veterinarijos tarnyba. Keliose ligoninėse ši tarnyba nėra buvusi 10 metų. Nuėjus į virtuves mes pamatom aliumininius puodus, kurie yra, sakysim, seniai uždrausti maisto gamybai, nes jie prisideda prie Alzheimerio ligos formavimus. Yra labai daug, turbūt aš nežinau, ar jie turi žurnalistai šitos mūsų išvadas. Ta prasme, mes visas tą, ką mes dabar pamatėme, surašėm, paderinom su įstaigų vadovais ir iš tikrųjų tuo vienu mūsų patikrinimu ar tom išvadom nesibaigs, kadangi mes atidarome priimamąjį slaugos ir globos komisijos savivaldybė kiekvieną pirmadienį, nuo kito pirmadienio jis pradės veikti. Ir taip pat manome, kad turėsime savo komisijos pašto dėžutės visose slaugos ligoninėse. Kad žmonės, kurie nedrįsta skųstis, iš tikrųjų susidūrėm su to, niekas nedrįsta skųstis, kadangi bijo, kad jo artimasis neteks tos vietos, kuris ten 120 dienų gali gulėti. Jie galės informuoti mus ir mes jau, pavyzdžiui, dabar jau vienai ligoniniai parašėme komisijos raštą, kodėl yra nesilaikoma rekomendacijų, kodėl, sakysim, mirštantis žmogus yra paliekamas su kitais 4 sveikais ar pusiausveikiais. Tai po šitos, sakysim, aš turbūt daugiau tų išvadų nepristatinėsiu, mes iš tikrųjų lankysimės tenai, ar po vieną komisijos narį, ar po tų. Lankysimės nedarbo metu ir ne dėl kavos, ir ne dėl torto, atvatysim ir šeštadienį vakare, ir sekmadienį vakare, ir per išeiginės, ir žiūrėsime, ar tikrai yra, sakysim, 20 žmonių vienas slaugytojai, ar 40, ir kaip, ar žmonės mirštantis yra, sakysim, su derama pagarba palydimi, ar yra artimiesiems sudarytos sąlygos su jais pabūti. Tačiau po šito apsilankymų slaugos ligoninėse sekantis mūsų veiklos etapas yra pervažiuoti 26 įstaigas, kuriuose visoje Lietuvoje pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybė yra globojami senyvi arba neįgalūs vilniečiai. Jų yra apie 600–700 ir mes jau esame pervažiavę 3–4, kiekvieną dieną gali tikrai nedaugiau kaip 3–4 aplankyti, irgi taip pat nepranešę įstaigų vadovom atvažiuojam ir po to Vilniaus miesto tarybai bus pateiktos išvados. Tai čia mūsų toks, kaip sakyti, tas skubos sprendimai, kad ta kontrolė, kurios ilgai nebuvo, tas dėmesys, kurio ilgai nebuvo, mes pasiryžę jį skirti tiek, kiek reikės, grįžti į visus slaugos namus, grįžti į ligoninės ir žiūrėti nuolatos, kaip laikomasi ir žmogaus teisų, ir higienos normų, ir taip pat kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją, į Socialinės apsaugos ministeriją, kad normatyvai, kurių nesilaikoma, jie būtų peržiūrėti ten, kur jų nėra, jie būtų sukurti, kad personalo darbo krūviai būtų iš naujo peržiūrėti. Ir, sakysim, čia toks yra kaip tie mūsų skubos darbai, kurie tęsis. Tačiau yra ilgalaikis planas padaryti studiją apskritai, kas vyksta Lietuvoje su slauga ir globa, kokios demografinės prognozės, kokios finansinės prognozės, ką apskritai Lietuvos valstybė, ne tik Vilniaus miestas, žada daryti. Ar mes einame tą kryptim, kad mes didiname vietų skaičių stacionariose įstaigose, ar mes einame tą kryptim, kad viską užkrauname šeimai, ar mes einame tą kryptim, kad miestas ar valstybė gali padėti šeimai, sakysim, susitvarkyti su šituo krūviu. Kol kas tokių tyrimų Lietuvos mastu nėra, tas tyrimas, kurį mes šį pristatome, Europos komisijos finansuotas, kol kas strategijos nėra ir net jei jos nedarys